Treneriui prieš rungtynės teko girdėti tokių nuogastavimų, kad čia Žalgirio antra komanda gal ne į tą lygą papuolė, bet turbūt nebuvo viskas taip blogai šiandien, visai solidžiai atrodėt prieš vienus iš sezono favoritų. Nu, rezultato aš patenkintas. Aišku, žaidimo yra kur taisyti, debiutantų labai daug. Pirmoji divizija, jeigu neklystu, vienas žmogus tikrai yra žaidęs. Tai kaip sako, tikrai džiaugiuosi. Aišku, dar tų žioplų klaidų buvo tikrai sočiai. Ta prasme, tai komunikacijos trūkumas. Taip pat ir aš toj komandai dar tai 4 savaitėlės. Manau, kad judėsim į priekį. Vėlgi, komanda, sakykime, pagrindas B divizione, ten kalnų nevertė. Atėjo dabar ją, kokie yra apskritai keliami tikslai komandai šitam sezonui? Aš manau, kad mes vis tiek turėtume būti per tos metus laiko, turėtume būti donorai pirmai komandai. Toks tikslas bent 2 žmonės paruošti pagrindiniam jaunių čempionatui. O be abejo, nesinori išeiti tuščiom ir dar kokią vieną kitą pergalę paimti.